Sveiki gyvi visi, dideli ir maži. Labai jau seniai befilmavau kažką tai. Turėjau šiandien pafilmuoti, nežinau kaip tas garsas, tą pačią sušlapusią kamerą pasiėmiau, išdžiuvinau. Dabar ieškau jų dalių, nei trikojo, nieko iš vis, nei rankenas, nieko neberandu. Net neįsivaizduoju, kur viskas yra. Jau taip senai filmavau, kad net neberandu, kur yra jo kameros daiktai. Gal mašinai. O, mano mašina po pastarojo žvejybos. Su nakvynė. Gal prieš mėnesį gerą. Tai žadu sutvarkyti mašiną šitą. Jame bėga tepalai. Karočią stabdžių kaladės visai susidėvėjusios. Šiandien tokias neblogas orelis, bet vėjas didelis. Bet kai viskas, nėra daiktų. Vis nuo kameros. Daiktai. Čia turėjau. Gal tam. Nieko nesuprantu. Nėra čia. Nėra. Reikia meškės įsikrauti, reikia visus skudurus įsikrauti, įskalbimą nešti. Pasiruošti pavasariniai žvejybai. Žiemą jau pasibaigė. Kas toliau? Ką aš padariau per tas dienas, galiu parodyti. Nežinau, va girdit, dar tik tai montuosiu viską. Ką padariau? Užvėrinau, va, nušpakliavau, dar gruntą užtepiau biškį. Užpurškiau, bet čia nušpakliuota jau. Dar biškį peršpakliuosiu, musik šiandien tai padarysiu. Bet čia šiai vasarai tik pasidarysiu, o paskui čia nugruntavau, rūdis nuėmiau. Paskui čia irgi skylę užvirinau, kolega pasireiškė, užvirinau, biškį nušpakliavau, matos, kad nušpakliuota. Nesimato, aišku, jums. Ir dar gruntą užvariau belekiek ir kročiu dar špakliuosiu. Aišku, taip gal nereik daryti, bet aš pagal save čia. Kas paskui? Amortikus visus buvau išėmęs ir sutrumpinau spiruoklės. Aišku, dėsiu koilus kažkada, bet dabar šią vasarą gal ne. Čia irgi išėmiau. Viską sutrumpinau. Su varikliu nieko nedariau. Kas problema? Atradau problemą su savo karburatoriu, kur žadėjau dėti. Ok, čia 4 cilindrai, viskas ok, bet jūs matote, kokia problema. Aš nepadarysiu tokių atskirų, gal ir padarysiu, bet nežinau, labai jau mažai mėsos, jis taip turėtų per 2 eiti. Nebent atskirai kažką, tai vamsdukas, čia atskirai, bum, kažką, tai gal dar bandysiu prigaminti, privirinti. Čia tik pabandymui, arba ieškotis 4 atskirų skylių. Nes labai daug žiūrėjau video, aišku, iš YouTube'ės, kaip įdeda tokius karburatorius į jetas, į golfus. Aišku, jis greičiau nelieks, bet garsas bus geras. Toks geras garsiuks. Čia kai amžinai bardakas. Ai, pasiėmiau dar virinimo vėlos. Pasiėmiau popieriaus su laku nušlifuoti, nežinau ar geras ar negeras nesu šlifuotojas, bet pabandysim. Pasiėmiau smulkiausias, čia nuo golfo. Turiu 3 mašinas ir visos sugedusios. Ant golfo, galime eiti prie golfo. Ant golfo tai, kaip čia pasakius, ABS įsijungęs, stabdžiai sugedę,
varžtai nulaužti, aš nulaužiau netyčia varžtus. Tai parėjo visos naujos dalis, bet tik taip apleidau mašiną, kad net man pikta darosi. O čia man tokius noriu panaikinti. O, matot, kas per lakas, kas čia per fuck? Aš nesprantu. Noriu tokius, visą laką noriu nušlifuoti, ypač nuo stogo. Bet pirmiausia, nušlifuosiu nuo šito. Ir užpurčiu rankinį laką. Nieko nesigaus, valysiu, kas tai daro. Nušlifuosiu man tą laką ir užpurčiu naują. Nu, kad čia grinai lakas, pizdėts. Aišku, neplauta, visas neplauta, purvina. Kas čia jau? Jau kažką turiu ir neįdėjau. Kas čia yra? Čia kažkas tai įdomaus. Ai, čia starteris busui. Bet man atrodo, jis netiks. Wow. Senai kūriau, vašiau jį. Žiūrėkit, koks šiukšlynas. A taip turi būti. Nu, neturi taip būti. Nu, laukia šalta buvo. Nedirbau, nieko nedarau. Aišku, daugiau su žvyba čia, mano. Žvyba, popierino žvyba. Žvyba. Užsižvėjavau aš. Gale kas darosi. Gale, aišku, čia jau nuo praeitų metų stovi tie, bijau net atidaryti. Irgi siurbliuoti reikia viską, purvina, o, smėlis nuo žvejybos. Nieko čia daugiau nėra. Ok, ir vis tiek neradau. Okidoki, pradedu tvarkyti savo pirmą mašiną. Tai busas. Gal rasiu rankiną nuo kameros ir susitiksime, kai tvarkysiu busą. Nu va, radau visas dalis ir mikrofoną, viską radau, tik nežinau. O, lyg tai rodo, kad garsas yra. Tai gal susitvarkė? Wow, nu va, jau beveik iškraušiau mašiną. Čia mano žybinis veikmenis, visokie viskas čia irklai, viskas. O čia skudurai, kiek skudurų reikėjo. Nu, o čia meškerės. O vėjas koks, o jetau. Skileikė. Nebėra skileikis. Tai va. Jau apkraušiau panašiai viską čia. Dar biškį apkraustau. Gal biškį prašluoju ir vešiu tą mašiną pas draugą tokį, kuris užsiema. Jis man žadėjo bakelį pakelti. Ir jisai man žadėjo. Todėl pats ir nekeliu. Ir pakeis visus diržus. Tai sakau, reikia iškraustyti ir nuvežti. Nu, čia dar turiu ką iškraustyti, sudėti, pasiruošti kitai išvykai. Pasirodo, kad mikrofonui atėjo AT. Nefilmuoja su juo. Iškart įsijungia. What the fuck. Eina sau. 108 eurų, man atrodo, tas kainuoja. Gerai, dabar negaliu pasakyti, neatsimenu. Dar eis ant radiatoriaus, padėt gal ant radiatoriaus ką nors padarys. Gerai, ką aš čia buvau, baigiau, kad dabaiginėjau tvarkytis. Nu ką tvarkytis, susirinkti žaislus ir varysiu busą pas draugelį. Ir žadėjo man pakeisti diržus, tepo varvėjimą tą pataisys. Ir viskas, ir bakelį dar pakels. Ir viskas, ir ruošiu kitai išvykai. Gerai, pasimatysim, kai ką nors padarysiu. Nu va, apsikraušiau visą mašiną. Dabar vedinu. Ir biškį papelėjimų. Tarsi čia
nieko tokio. Dabar jinai tuščia. Čia biški yra, žinai, papilėjimų visokių. Čia biški galėsim pašvėst, tai bus gerai, jaučiu. Tai tiek su šitą mašiną. Šiandien. Kas toliau? Toliau reikia šitą patikrinti. Čekas susidegė. Kas sugalvoja iš visą čeką? Galėtų nebūt to čeko. Sugenda važiuoja, tai jisai, ne čekas. Tai ką čia? Atein vasara, girdit motociklai. Jau reiks lėk kažkur tais. Kuris veikia? A tai nei vienas neveikia. Oh my god, ką dabar daryt? Ne, šiaip jie visi veikia, bet biškai turi trūkumų. Ta reikia padangą suklijuoti, būtinai reikia suklijuoti. Reikia nuplauti visą, nudažyti su laku, kad blizgėtų mano. Ir šią vasarą galvoju, biškai prasilėkt su ją normaliai. Nu, dar reikėtų galinio žibinto. Šitas, tai galvoju, net šiandien su juo išliek kur nors. Oro ir. Į priekį oro. Ir. Nu ką, aš žinau, gal šiandien reiks liek kur nors. O šitą reik biškai, o čia nėra oro. O su šitam reikia, šiaip viskas jam veikia. Kojelę, aišku, reikėtų patobulinti, ne tokį, kokią čia prigalvojau. Ją reikia prailginti. Nesipučia, nieks jokio oras, nieks. Reikia ją prailginti kažkaip tai, kad variklis nesiliestų per ratą. Tai galvoju, taip imsiu, nupjausiu, prailginsiu. Kas gausi, tas gausi. Nu. Ar leksiu kur nors. Nu, čia da dangtelį atsimena, čia mano tą projektėlį iš 101 motociklą. Nu, ir kas svarbiausias, tai mano Hondikė. Ja biškai paturbinau čia praeitą vasarą. O, nebija. Dinga, pražuvo kažkaip tai. Biškai paturbinau, tai reikėtų ją ir patvarkyti. Žadėjau aš į plasmasį sutvarkyti viską. Oi, šią žiemą žadėjau daug ką padaryti, bet nieko nepadariau. Buvau užsiėmęs. Nu. Tai va čia tie laukia, bet po golfų ir po džetus, nes reikia įsivaryti kažkur. Nu ir mano kruizinis laivas, kur žadėjau gaminti, irgi šią žiemą turis pasibaigti. Sakau, žiemą, vasarą, pavasarį jau turi pasibaigti. Bet sugalvojau, kad aš iš jo nebedarysiu kruizinę, o darysiu žvejybinę. Čia visą tą priekį išpjausiu ir karočią padarysiu. Pamatysit, turbūt. Nu ką, einu čia ieškot problemos. Hondikį, kodėl čekas susidegė. Vėjas tai didelis. Nežinau, kodėl čekas susidegė, tai galvoju saugiklius pirmiausia patikrinti. Nes kai nusipirkom, labai daug saugiklių radau. Tai aišku, šitas repės reikia imti, nes ten labai toli. Reikia vieną kartą susitvarkyti gyvenime. Turiu viskių prisipirkęs. Nu, kai tą išvarysiu, viskas čia, jau bus viskas sutvarkyta, paskui golfą įvarysiu. Nu, golfo reikės biškį darbelio. Nu va, žiūrėkit, kur yra saugikliai. Jokiais pirštais nepasieksi. O čia kas sugalvoja saugiklius. A nejaugi Japonas taip sugalvojo baisiai blogai. Nu matot, kiek saugiklių. Kai pirkau, jau reikėjo įtarti, kad čia bybis, na, su tai saugikliais kažkas tai negerai. Nu, bet jie čia nauji visi, tik viens. 7,5. 7,5. Saugiklis perdegęs, kur čia ir 7,5. Ten, kur dar yra daug tų 7,5. Nu, bet pagal šitą visą reikalą 7,5. Ne, 4, man atrodo, čia 5. Nu gerai, pažiūrėsim.
Pažiūrėsim, kas čia gausis. Gerai, kai padarysiu, ką nors prisijungsiu. Nu ką, šiandien tiek. Radau, kas ten, dėl ko užsidegė tas čekas. Knygą atsiverčiau, rašo, kad išmetimo kažkas tai negerai su išmetimu. Nu, tipo kišasi kažkas tai tokio. Nerandu, kur tą kompiuterį pajungti. Reiks nuvežti kam nors. Ką pažiūrėti. Reikia YouTube, reikia nueiti pažiūrėti. Lygoj nerodo, kur kompiuteriai yra. O gal čia iš vis kompiuteris įsijungia, nesuprantu, kas vyksta. Bet rašo, kad ten su išmetimu, mūsų gal su žvakėm kokiom. Žvakės gal pareina. Aš taip galvočiau, kad žvakės pareina. Nu ką, šiandien tiek. Susimatysim per kitus kadrus. Norėjau trumpą video padaryti, pažiūrėti, kaip ta kamera befilmuoja. Aišku, kad mikrofonas nebeveikia, nežinia, kaip iš mane girdit. Iki kitų kartų. Šalta. Labą dieną visiems. Jau praėjo biškį laiko. Savaitę nuo paskutinio filmavimo, bet aišku, nemontavau nieko, nedariau, nes tinginys esu. O dabar lekiu, spėkit, kur žvejoti. O kiek daiktų prisikroviau. Aišku, kažina girdit mane, nes mikrofono nėra. Žvejosiu su kolega, žvejosim porą parų. Tai, kaip sakant, naktinė žūklė. Tai pasistengsiu kažką nufilmuoti ir pažiūrėti, kas gausis. Tai va, susimatysim jau prie upės, ežero. Viską darau tinkamai. Nu, kolega žvejoja. Viską darau tinkamai. Viską tinkamai darai. Ašaras pilnus. Tokia maža galvūnė, kaip tu atrodo, kad nulūžtau ten, jinai. Taip. Nu ką, jau turim žuvytę. A čia tiek primaitinsi ją, ne dabar? Jo. Kad būtų... Nuo pašaro kibiriukas. Nu, tai kur tavo tas naglas kibiriukas? Dėdė kimba iš karto. Dar leidžiasi karmuškiai. Dėjau per galą tik ką. Nu. Opa, ar tu čia? Čia aš. Tu čia kur erzina, ne? Mūsų palapinė. Aš ant žemės į slovai, blėt. Mano miškirikas. Mesi dabar ant lydekų? Ne. Ai, nu šiaip reikėtų, bet sunku. Šiaip reikėtų. O, 16% kamerai, bet aprodysiu rytą. Saulutė, ką tu, meškeras per naktį tai buvo. Išmiegojom. Dar, va, kaip užmetėm, taip ir palikom. Ten ant lydekų, dar rūksta ugnelė. Pjūklelis, mūsų golis, kaminėlis sau dega. Nu, kolega, sakyk labas rytas kolegoms. Eisim pusryčiauti, reikia vėl ugnį kurti, ne? Ką? Ai, laužą kurti? Nu. Galim. Bet reikia pirmą peškerės persimesti, ne? Jau šiandien tikrai reikia pažvejoti. Sakei, nuo širdies, dirbsim. Tai reikia ir pažvejoti jaučiu.
Lieka 14%. Tai šitą bateriją iškrausim visą. Nori kept ant laužo, ne? Ką? Galvoju ant laužo kept. Jo. Nu, interesnai bus interesnai. Niekas nekimba per visą naktį. Eik, tu ne. Pizdėts, kas vyksta? Per visą naktį niekas neužkibo. Tai kiek čia dar naktų reikia prabūt, kad užkibtų? Niekas. Visiškai. Tai kur tas mano šamas, kur sapnavau? Rimtai. Slekai yra. Nenuvalgyti. Nu, nežinau. Nebent būtų slekai nuėsti. O nieko. A? Sakau, bent slekai, kad būtų nuėsti, kur, bet nieko. Gerai. Blogos žinios. A, nusileidęs? Nusikraudai visiškai daug joja. Reik daugiau raudžių. Ką, toliau užmesiu? Bet saulės šviečia, nieko nematau. Žiauriai. Tai tu pirmas. Na, kaip dieną, nieko tu matai. Ne, drėgnas.
Eik, tai. Kurva, blėt. Bus tau iš manęs juoktis. Nutrauk, Traukiai? nutraukiai, jau. Motherfucker, blėt. Aš ir vakar nutraukiau. Nuoja, mano karmuškė. Aš ir vakar nutraukiau. Jo. Baigėsi mano žvejyba, blėt. Mano dar tik prasideda. Normaliai viską permečiau. Aš pats viską palikau. Niekas nenuvalgyta, gal išplauks kokį žuvelą. Per dieną. Per naktį nebus plaukas. Per dieną gal išplauks. Kolega sakė, Žiūrėjau, žvėjo kelias kartą išvarė, tai žvėjot. Tipo, šaltas, žiemas, ne. ano. Visą naktį mėtė tą karmuškę lemba į ežerą. Vieną raudelę pagau. Bet nepasidavė, mėtė va visą naktį. Nu va. Bet nepasidavė. Būtų mėtė visą naktį, būtų užsiverata. Na, kaip mes pasiduodam iš karto. Einam gulti. Net neapsimokam, čia sako žvejoti. Einam gulti. Rytoj padirbsim geriau. Kaip diena gerai viskas sekasi. Labas rytas. Vakar biškai sukai galas išgerim. Šį galas skauda. Žodžiu. Žvejojom stipriai vakar. Vis tiek užkivo vieną žuvelį. Bet kolega nepadedu, šitiek galva biškai skauda. Bet kolega dirba įsijuose. Kurva. Bandyk iš apačios pjauti. O rytinė mankšta, jau užgūdė. Išsėmė? Jo. Čia rimta pasėmė, blemba. Pagalį. Reik lipti. Eik. Na. Iki. Nu, šitą reik būtinai į amžių. Tik Martinkui nereik rodyti. Nu, juojam. O, blet. Galėjom pasirinkt šagarų tik tai. Nu. Toj. Ir šiaip tvirtai laik. Aš. Dar neišsikrovė. Dar nesikrovė? Mhm. Nu, pizdėts. Kad pusryčių nepadarysi. Kažvaikšto. Tai žmonės turbūt pradėjo vaikščioti. Pasirenkam tų žagarų, laužų, užteks pradžią.
Nu gerai, paskui nugalėsiu aš. Kai atsigausim. Na. Nepaėjo. Pusrytėliai. Bet aš rimtai lėkščių nepasėmiau. Ai, duosiu. Duosi? Jo. Turiu kaip tik vieną. Na tai tada pasidalinsim. Jo. Geras lėkščių. Mane 2 asmenų komplektukas, tai dar nieko padartos. A ten vanduo dar neužiūri man? A, ne dar. Ten užtrunka. Užtrunka, ne? Tai sakiau ant dujinė. Ant dujinėkė. O. Ne, žiūrėk, nebegė visą. Kur, nemoku su tais įrankiais elgtis. Kepa, kaip gerai. Nu, skaitau rytą. Bele koks geras rytas. Saulė šviečia. Aš turiu dujinį. Jo, gerai, kad turi. Ką, tu čia darai? Blia, tu čia gamini baisiai. Čia gali sprogti. Ne, bet aš. Be šansų. Apsimoka ten kurti juos. Ne. Van, dujinės greičiau užkais. Labai daug vietos. Pasidariau. Matyk, kiek aš va. O, Jo, nu. nulaužo, kur va. Pasimėčiau kiaušinių lūkštojus. Pusrytukai neblogi. Jo. Kaip galvas skaudas, mūsų biškinas darbas. A tu pala vaistų g***mas kliovas. Ką čia sakei? Mekšras. Mekšras. Arba raudį. Arba raudė. Blet buvo riebiai kaip silkiai kokia. Eik, nu, o tai valgysim. Nu, valgysim. Į puodą iš karto. Nu, po ilgų 2 valandų vieną žuvį turim. Nu, jau dabar nusiteikęs yra žvejoti. Reiškia, žuvies yra. Jo. Bet nekibo. Žiūrėk. Kas čia yra? Čia GoPro. GoPro. Va tokia žvejyba. Antra para. Nieko nepagavom. Labas vakaras. Kolegų prisirinko, aišku, nieks nieko nesimato čia. Reiks visos. Kolegos nieko nepagavo. Nu, Žuvies nėra nahui, nu. Va, šildomės. bent jau kurva malko miškai. Va tokia antrą dieną. Labas rytas. Kita diena ir niekas nekimba. O kolega kaip va čia įsikūrė savo. Gyvų, visokių lervų. O Čia šiuo žuviai- metu šiukšlės užveistas. Ir žuvį neįdomu, visiškai. Kam reikalas? Valandos kips. Jo, vakar irgi girdėjau tą patį. Už valandas kips. Aš net meškerės neužmetęs. Aš esu kaip lauk. Šiandien rytas netoks gražus kaip vakar. Arba čikės. Įpilk kavos į vandenį Neptūnui tam, čia vienikai sako. Nu, gal pradės kipti. 2 paras taip. Antros dienos pietai. Gal paskrodo. Taip, skanu.
Žinokitės, pradėjo kibti. Kimba, mes ką traukiam. Parodysim, kiek prigaudėm per 2 paras. Kolega žvengia. Nu va, baigėsi mūsų žvejyba. Palapinė nuversta. Nu va, nebaisi. Kiek daiktų. Daiktelių. Nu viskas. Mūsų žvejyba baigta. Susimatysim per kitus kadrus. Kitas žvejybas. Išbuvom 2 paras. 2 naktis. Tik tai dabar pradėjo kibti. Dar pafilmuosiu, kiek ir žuvies. Va dabar traukiam žuvį. Per 2 paras pagautas. Oho. Ir sveria biškį. Tai kur va, pabėgsiu aš dabar? Aš jau pasiliksiu kelias, žinai kam, Nu. ant įdėtinių, ant zombių. Nu. Lydekom pasiliksiu. Šik. Mažytėm nepasisekė, žiūrėk, čia mažytė labai. Nu va, pasakėte, tegu varo. Tegu varo. Išsiterlino. Pasisekė jums. Taip ir šiandien pagautas jis. Kaip paskaičiuosi, ten jų buvo. Per video. Eik, niekas neskaičiuosi. Galės žmonės skaičiuoti, kurie žiūrės. Nam. Susistabdai žiūrį. Nu ką, baigės mūsų žvejyba. Laužiu. Taip, dar plaužu žvejyba. Kaip lausia pabėgs dabar. Tai laužavietėje buvo išsiterlino. Kitos žuvytės masalamsais. Taip. Lydekom pietus. Lydekom pietus. Gerai, viskas, nešamės paskutinius daiktus ir keliaujam namyn.